Blinkevičiūtė, vous avez 3 minutes au nom de la LDE. Dėkui, ponas pirmininkė. Kaip jau kolegos pažymėjo, Europos finansų rinka yra pirmaujanti pasaulyje ir mums toliau reiktų įgyvendinti politiką, kuri leistų ją išlikti pirmaujančią pasaulyje rinką. Kokią politiką mes matome liberalai? Visų pirma, mums reikia efektyvios atviros inovacijoms bei naujiems produktams politikos. Prioritetas turi būti teikiamas savireguliacijos priemonėmis, nekuriami barjerai naujų finansinių produktų atsiradimui. Reguliavimas taikomas tam, kad užtikrinti lygias konkurencijos sąlygas tiek didelėm, tiek mažom įmonėm. Ypatingai aš norėčiau pabrėžti žodį mažom įmonėm. Komisija labai dažnai kreipia dėmesį tik į didžiųjų įmonių interesus. Taip pat mes norime, kad būtų tinkama priežiūra. Tinkama priežiūra tai nereiškia smulkmeniška priežiūra, tai reiškia priežiūra remiantis tam tikrais principais. Ir kad tie principai būtų vienodai taikomi įvairiose šalise, mes norėtume daugiau dėmesio iš nacionalinių vyriausybių, o taip pat iš komisijos ir pačių parlamento narių, kad nacionalinės priežiūros institucijos daugiau bendradarbiautų ir tiek sektorinių principų, tiek tarp savęs. Mes taip pat norėtume, kad būtų įvertinti finansų rinkos konsolidavimo iššūkiai, sisteminė rizika ir kad būtų aišku vartotojui, kas galų gale sumokės už tai, kad jeigu viena ar kita institucija, didžioji Europos institucija, dirbstų nesėkmingai. Mes taip pat norime finansų rinkos, kurioje būtų paisoma mažmeninių vartotojų interesai, milijonų eilinių Europos Sąjungos žmonių interesai. Kokia ta rinka turėtų būti? Mažmeninė rinka turi remtis atvira infrastruktūra, kad būtų prieinama didelė finansinių produktų įvairovė, kad nebūtų taip, jog vienose šalise siūlomi tik vieno banko produktai, kad galėtų pasinaudoti tą įvairovę inovacinių potencialų Europos Sąjungos rinkos lygiai visų šalių atstovai. Mes norime, kad būtų sukurti tam tikri produktai naudojami Europos Sąjungos mastu, kad būtų galima laisvai judėti darbo jėgą iš vienos šalies į kitą. Tai kalbama ir apie įvairius pensijinius produktus, ipotekinį kreditavimą. Mes taip pat norime efektyvos kaštų požiūrių rinkos. Ką reiškia kaštai, kad būtų tinkami mažmeniniam vartotojui? Tai nereiškia reguliavimą, tai reiškia skaidrumą. Turi būti aiški paslaugų, finansinių paslaugų kaštų struktūra, kad kiekvienas mažmeninis vartotojas galėtų pasirinkti jam tinkamą paketą pagal jo galimybės ir jo sąlygas. Ir tokiu atveju mes tikimės, kad Europos finansų rinka išliks konkurencingiausia pasaulyje. Dėkui. Merci beaucoup.